Aš būsiu vienas. Niekas man nepadės sugauti maisto, o išgyventi laukinėje Australijos gamtoje turėsiu tik savo rankinį ietį. Ir šis nuotykis prasideda būtent dabar. Labas rytas jums, vaikinai. Dabar esame atokiuose mangrovių seklumose. Ir tai, ką šiandien darysime, vaikinai, yra visiškai beprotiška. Mes tyrinėsime visas šias laukinės žemės per šiuos mangrovių miškus ir ieškosime maisto. Šiandien, vaikinai, turiu tik rankinį žeberklą čia. Ir leiskite pasakyti, šiandien tikrai neliksime alkani. Šiose mangrovių sistemose tiek daug gyvybės. Tai beveik kaip ekosistema, kurioje jauni gyvūnai gali užaugti ir sustiprėti. Čia yra didelių purvo krabų, žuvų, rajų ir visokių kitų. Ir aš jaučiu kažkokį kvapą ore. Teisingai, mažutė, mes vėl Australijoje ir mes gaudome pačius didžiausius, milžiniškus purvo krabus. Gerai, pradėkime tyrinėti šias mangroves. Einam. Žmogau, tikrai nėra nieko geriau nei būti čia, nuostabioje Australijos šalyje. Vanduo yra krištolo skaidrumo, gyvybės čia pilna visur, o šiose mangrovėse, vyrai, galima rasti tiek daug maisto. Dabar turime didžiulį atoslūgį. Ir jūs galite matyti, kad ant paviršiaus yra tik plonas vandens sluoksnis, bet tikiuosi, kad jis greitai išnyks ir suteiks mums galimybę. Tikriausiai turime tik 2 ar 3 valandas medžiokliai čia mangrovėse, kol viskas baigsis, nes potvynis keičiasi kas 6 valandas. Pažiūrėkite į tai dabar. Jūs galite matyti, čia yra daugybė didžiulių duobių. Ir tai nuo visų rajų. Jos praplaukia ir išsirbė visus krabus ir vėželius ir viską, kas yra krante. Taip jos maitinasi. Žinai, kad grįžai į Australiją, kai nuolat bėgi į voratinklius, kur tik pasisuksi. Žinai, voras juk niekam nepakenkia, tiesa? Parveskime tave namo, jau darosi rimta, einam. Niekada gyvenime taip stipriai nenorėjau sugauti krabų. Iškirpkime keletą naujų skylių, tai neskamba gerai. Ši mažytė upelė, vingiuojanti per mangroves. Ir tai bus gera vieta mums, nes kai vanduo ateina, jis išteka ir beveik sukuria ramią srovę krabams, jie gali tiesiog atsipalaiduoti ir mėgautis nemokamą kelionę. Ir tikiuosi, kad mes pagausime vieną toje ramioje srovėje. Vargšas vyrukas net nesupras, kas jį užklupo. O dieve, pažiūrėk į šitą dalyką. Jūs matote čia? Štai čia yra milžiniško purvo krabo urvas. Jeigu ten kažkas sėdi, tas padaras bus tikras galijotas. Matyt, lipsim vidun. Man patinka, kaip juokiuosi iš to, kad turbūt prarasiu ranką, kai kišu savo prakeiktą galvą ten vidun. Gerai, čia yra visiškai milžiniška skylė, vyrai. Taigi, pažiūrėsim, ar ten viduje yra monstrinis krabas. Gerai, manau, ši skylė eina žemyn, o tada pasuka, man atrodo, į kairę. Taigi, tiesiog kišu ranką ten. Ten yra didelis krabas. Ką bandau padaryti, tai pridėti ranką prie turbūt išorės arba apačios ir tiesiog apčiuopti, kur yra jo kūnas. Pažiūrėsiu, ar galiu sugriebti kokią nors jo galūnę ir tada tiesiog ištraukti jį iš skylės. Taip, ten mano ranka. Aš tiesiog įkišau visą galvą ten. Vis dar nepasiekiu galo, bet tiesiog įsitikinsiu, kad ten nieko nėra. Aš net negaliu pasiekti tos skylės galo tame daikte. Ta skylė turi būti apie 0,5 metro pločio, gal net didesnė. Tai tas krabas yra milžiniškas, žmogau. Pasimkime savo kepurę ir judėkime toliau. Taip pat Offshore Tales kepurė. Viską jau galima įsigyti. offshoretales.com. Eik ir pasimk ką nors. Judėkime toliau. Einam. Kitame epizode, jei turėsiu 3 galvas ir 12 galūnių, jūs žinosite, iš kur tai atsirado, žmogau. Tas vanduo yra visiškai. Nenorėtumėte žinoti, koks jo skonis. Dabar, jei jūs čia būtumėte, broli, kas per velnės? Atrodo, kad ką tik įsikasiau į šokoladinį pyragą. Visas veidas purve. Gerai, turiu apsivalyti. Tai absurdiška, žmogau. Jei kada nors būsite čia ir ieškosite purvo krabų, iš esmės ieškosite 2 dalykų. Ir svarbiausia, neslysti. Ne, tik juokauju. Reikia ieškoti vietų giliau mangrovėse, tokios kaip šaknys. Jie slepiasi po šaknimis ir įsirausia į purvą. Kitu atveju būna didelės skylės. Ir būtent to mes ieškome. Galime įkišti rankas į jas ir iškasti naujų šviežių skylių. Dabar, vaikinai, ką tik radau nykstančią labai retos rūšies gyvūną. O štai čia tai vadiname australišku alaus buteliu, kuris tikrai supjaustys man pėdas, nes dabar bėgu basomis. Kaip matote, labai rekomenduoju jums avėti batus.
Nedarykite to, ką darau aš, bet mes pakabinsime šitą daiktą į medį ir tikėkime, kad niekas ant jo neužlips, jei kada nors čia išeis. Būkime atviri, niekas čia neužklys. Niekas nėra toks keistas kaip aš. Gerai, pažiūrėkite. Taip, ten yra krabas. Jūs girdite tai? Tai krabas. Taip, ten viduje yra krabas. Jis įsiaudringęs, bičiuli. Gerai, pagavau jį. Štai jis. Pažiūrėkite padarą ten. Graži maža patelė. Palauk sekundėlę, kol bandysiu prisijaukinti moterį. Paleisk. Jūs galite matyti čia. Tai yra nuostabi maža krabo patelė. Ji turi platų kūną čia ir taip yra todėl, kad po apačia ten ji laiko visus savo kiaušinėlius. Taigi, ką mes padarysime, tai gerai ją apžiūrėsime. Pakutensime ją į pilvuką ir paleisime ją tiesiai atgal po tuo. Gerai. Nuostabu žmogau. Gerai, judėkime toliau. Tai ne ta, kurios ieškome, bet tai geras ženklas. Gerai, tai epinis ženklas vyrai matyti čia visas pateles. Bet mes ieškome to didelio patino, tų didelių storų patinų, bičiuli. Tai neskamba teisingai. Tų, kuriems testosteronas tiesiog liejasi per kraštus. Dabar čia nėra vėsu. Aš prakaituoju kaip prakeiktas krokodilas rankinių fabrike. Gerai, čia turime dar vieną krabą, vaikinai. Parodysiu jums tiksliai, ką turėjau omenyje, kaip jie užsikasa purve. Ir jūs galite matyti tik jų kiauto išorę. Tai iš tikrųjų yra krabas. Gerai, šitą neturėtų būti sunku pagauti. Taigi ištrauksiu jį ir gerai apžiūrėsime. Jis visai mažas. Štai galite matyti gražus mažas patinėlis. Šitas čia per mažas, vaikinai. Mes jį paleisime atgal ir jis užaugs didelis. Ir būtent tokio mes čia ieškome. Šito didžiojo brolio. Ei, ką tik pastebėjau tikrai didelį krabą, čia nežinau, kaip mums pavyks jį ištraukti, bet jis tikras monstras, nežinau. Ir jūs galite jį matyti, jis yra štai ten. Jis pasislėpęs pačioje gelmėje. Kodėl tie didieji visada turi būti taip giliai? Ką man reikės padaryti, tai jį pažadinti ir pažiūrėti. Tikiuosi, jis bandys išlysti iš tos vietos, kur dabar sėdi, ir pereiti į atvirą plotą. Tada galėsiu jį pagauti plikomis rankomis. Čia aš daužausi į jo kiautą. Pažiūrėkit tai. Čia tai geras, ką tik ištraukiau vieną iš šitų didelių žnyplių. Gali matyti čia pat. Tai dar ir maža. Kita žnyplė daug didesnė. Nekenčiu to daryti, vaikinai, bet nėra kito būdo jį ištraukti. Ir aš žinau, kad tai didelis patinas. Nedaryčiau to, jei nežinočiau, kad jis didelis patinas, nes patelės neturi tokių didelių žnyplių. O dieve, galėčiau dar 3 valandas bandyti ištraukti šį krabą, vaikinai. Bet jis man čia atkišo šitą milžinišką žnyplę. Ir žinot ką? Jis nusipelnė gyventi. Jis užsitarnavo savo laisvę, šitas krabas, vyrai. Kita jo žnyplė buvo maždaug 2 didesnė už tą, kurią aš nuėmiau. Ta, kurią nuėmiau, tik pradėjo atauginėti, o kita buvo milžiniška. Bet ką jis darė? Jis laikėsi už mangrovį ten viduje. Kai bandžiau jį ištraukti, jis tiesiog nepaleido ir aš niekaip negalėjau prieiti prie jo. Ta viena žnyplė, to neužteks mūsų pamaitinti. Ko tik radau, tikrą milžinišką krabą, sėdintį šiuose mangrovėse, vyrai. Taip, turime krabų, jie gana įsiutę. Štai jis, vyrai, bando mane grybštelėti. Dabar turime sugalvoti, kaip jį ištraukti. Gerai, šitas krabas, vyrai, jis tikrai neketina pasiduoti. Oho, man atrodo, kad visas veidas išsitepė purvu. Dabar einame į karą. Lendu tiesiai į patį veiksmą, vyrai. Kas per velnias? Jis giliai pasislėpė šiuose mangrovėse, vyrai. Ir jis tiesiog įstrigo prie mangrovės šaknies. Taigi praktiškai nėra jokio būdo jį ištraukti, nebent lystume galvą į tą mangrovių raizginį. Jūs mane pažįstate. Mes lysime galvą į priekį. Padėsiu šią kuprinę čia ir mes lysime tiesiai į veiksmą. Einam. Gerai. Padedu šią kuprinę. Nori, kad nerčiuoju mangrovės? Einam. Štai mano proga, štai jis. Einu plikomis rankomis. Beveik mane pagavai. Ne. O ne. Jis ką tik numetė vieną savo žnyplę. Bet pažiūrėkit tą daiktą, žmogau. Tai tikra monstriška žnyplė. Ar tu juokauji? Paleisk, bičiuli, paleisk, paleisk, paleisk. O dieve, vaikinai. Pažiūrėkite į šitą didžiulį krabą čia. Jis numetė mums savo žnyplės, jūs galite matyti. Bet štai yra monstriškos žnyplės. Tie dalykai pilni mėsos. Jis yra gražus krabas. Matote čia pat? Jis turi gražią V formą. Tai reiškia, kad jis patinas. Leiskite pasakyti. Mes šiek tiek vėliau uždėsime jį ant ugnies. Tai tikrai. Eime, mažutė. Aš jį ištraukiau.
Jis gražus krabas. Kai sakiau jums, kad nersime stačia galva į mangroves, nemelavau. Mes čia ne tam, kad niekai susimtume. Tad tęskime ir pažiūrėkime, ką dar galime rasti. Bet tai bus epinis patiekalas, žmogau. Grožis. Gerai, dabar matote, kad visas vanduo įtekėjo ir užliejo mangroves. Bet noriu pažiūrėti, ar galiu rasti dar daugiau maisto, vyrai. Noriu surengti jūros gėrybių puotą. Taigi, ką mes darysime? Pakeisime purvinas mangroves. Vis dar jaučiu tą purvą burnoje, o dabar eisime prie to krištolo mėlynumo vandens. Toks mūsų planas. Negaliu sulaukti, kol ten pateksiu. Einam. Gerai, vaikinai, mes vėl esame paplūdimyje ir šiandien buvo viena beprotiškiausių dienų. Kaip matote, mums tikrai pasisekė. Turime šias milžiniškas žnyplės iš purvinio krabo ir taip pat radome tą krištolo skaidrumo vandenį. Negaliu patikėti, kokie beprotiški buvo tie kūja galviai rykliai. Jūs matėte, kaip perveriau tą žuvį ietimi ir aš tiesiog kovojau su ją, vyrai. Ji kilo į viršų, kandžiojo mano ietį ir viską aplinkui. Bet dabar, vyrai, mūsų laukia vakarienė prie laužo saulėlydyje, bet tai dar ne viskas. Turime ir mažą staigmeną.
Gerai, eikime. Štai čia vyrai yra mano dukterėčia, jos vardas Zara ir ji yra didžiausia šio kanalo gerbėja. Jeigu jūs esate senbuviai, galbūt ją prisimenate, bet ji prisijungs prie manęs šiai vakarieniai prie laužo. Ir taip jau sutapo, kad dabar mes esame apsirengę vienodai. Visą įrangą, jei norite ją įsigyti, yra iš offshoretails.com, o dabar mums reikia užkurti laužą. Gerai, tai ką nori rinkti? Nori rinkti sausų šakelių pakurai ar malkų? Nori rinkti malkų? Gerai, ji eis rinkti malkų, o aš surinksiu sausų šakelių pakurai ir užkursime laužą bei išsikepsime šią puotą, gerai? Taip. Gerai, einam rinkti malkų. Gerai, aš surinksiu daug sausų šakelių pakurai, na ir vaivorykštė fone, ką? Visiškai neįtikėtina. Gerai, lipsim į krūmus, jūs galite matyti čia visą šitą. Tai bus tobula. Taigi, surinksime daug šito ir tai bus mūsų pakūra. Ir dar, Zazį surinko šias malkas čia. Taigi, ką mes darysime? Užkursime laužą ir visus šiuos jūros gerybės dėsim kepti. Ar esi alkanas? Taip. Tikiuosi, kad esi alkanas, nes mes pradedame. Labai džiaugiuosi, jūs galite matyti dabar. Ugnis jau dega. Ji lėtai dega. Malkos pagaliau užsidegė. Dūmų jau netiek daug. Ką mes darysime? Paimsime šią žalią medžio šaką ir ją naudosime savo žuviai, nes ši žalia šaka yra mūsų. Ji nedegs virš ugnies. Nulaužysime visas šakas ir viską nuo jos. Ir tada. Ką mes padarysime? Tikriausiai paimsime tą. Aš verkiu. Geroj. Padalinsime per pusę ir štai čia tai bus tobula mūsų žuvims. Gerai, pasimk savo, aš pasimsiu savo, paimkime po vieną žuvį, gerai? Taigi, ką tu darysi, tai paimsi savo lazdą čia, susiras savo žuvį, paimk už burnos, atverk ją, laikyk tvirtai. Gerai, stumk stipriai. Štai taip, tęsk, stumk toliau, pirmin. Štai taip, tobula. Gerai, ir jūs galite matyti čia pat. Pažiūrėkite į tai. Štai viena žuvis ant žalios medžio gabalo. Gerai, ką dabar darysi? Įkask ją į smėlį virš ugnies. Įkask ją. Ne. Įkask ją tvirtai, štai taip. Žiūrėk, kad ji nenuvirstų, tada įsitikinsime, kad ji gražiai laikosi virš ugnies. Gerai, jūs dabar galite matyti, mūsų žuvis lėtai kepa, pažiūrėkite į tai. Ji kepa, ką mes darysime, tai uždėsime krabą, gerai. Tiesiog dėsim tai tiesiai ant žarijų, vaikinai, gerai. Uždedam krabą, štai, užmesk šitą, uždėk šitą ant viršaus. Puiku. Gerai, turime nuolat kurstyti ugnį, mano akys tiesiog dega, kaip tavo akys. Kiek esi alkanas? Ar esi alkanas? Taip. Esi alkanas? Gerai, mes abu siaubingai alkani. Turime jūros gerybių, purvo krabą ir dar gražios žuvies. Sardžia čia gale šoka kaip visada. Aš tiesiog mėgaujuosi akimirką, nes šiandien turėjome neįtikėtiną dieną, vaikinai. Ir dabar yra kažkas ypatingo tiesiog būti paplūdimyje žmogaus su savo šeima. Jūs žinote, kad aš taip ilgai buvau Indonezijoje. Taigi tiesiog būti čia su savo šeima ir dalintis tuo, ką darau. Tai yra leistis į nuotykius, gaudyti maistą ir kiek įmanoma gyventi iš to, ką duoda gamta. Tai tiesiog palaima žmogau, dabar tai tikrai ypatinga. Kur po velnių yra Zazis? Zazė, grįžk, maistas jau paruoštas, gali valgyti. Gerai, dabar gali matyti krabus, jie pradeda ryškiai raudonuoti. Tai reiškia, kad pradeda kepti. Žuviai dar turbūt reikia šiek tiek daugiau laiko. Kiek tu susijaudinęs? Taip, 10 iš 10. 10 iš 10. Atsargiai su savo plaukais. Nenoriu, kad užsidegtum. Ne, tu turi tai padaryti. Zizi. Vienas ilgas lėtas įkvėpimas. Štai taip, dabar geriau. Saulė dabar leidžiasi. Mūsų žuvis tikriausiai kepė apie 15 minučių. Manau, ji jau beveik iškepė. Gerai, ką mes padarysime? Nuimsime ją nuo ugnies. Gerai, pažiūrėk į tai. Gerai, ši jau iškepė. Pažiūrėk į tą žuvį ten. Ji jau beveik iškepė. Gerai, padėsime ją į šalį. Dabar turime išimti savo krabą. Traškį. Kai jis sako traškį, ji turi omenyje pridegusią. Šiek tiek pridegusią. Ne, aš tiesiog numečiau ją į smėlį. Štai ir atėjo tas momentas, vaikinai. Ugnis jau kūrenasi ir atėjo laikas kirsti šį nerealiai gerą patiekalą. Esu labai susijaudinęs. Gerai, paimk savo žuvį. Šitą mažąją čia. Gal pirmiausia paragaukime žuvies? Taip. Gerai, pirmiausia paragaukime žuvies.
Pažiūrėkite tai, turime 2 gražias mažas trevales. Taip. Ką reikia padaryti? Paimkite savo žuvį, suimkite išorinį odos sluoksnį ir tiesiog nulupkite jį. Oda tiesioginė prasme tiesiog nukrito nuo mėsos. Kaip tu tai padarai taip greitai? Gerai. Gerai, ar turi savo žuvį ant pagaliuko? Pažiūrėkite tai, graži balta mėsa. Gerai, suvalgykim ją. Gerai? Taip. Gerai, kaip vertintum tai iš 10, sąžiningai? Gal 9,5? 9,5. Taip gerai? Gerai, na į žuvį duoda 9,5. Įdomu, kiek įduos purvo krabui, tai yra vandenino saldainis. Gerai, štai, pasiimk savai, aš pasiimsiu savai, pažiūrėk, mato, čia vien mėsa. Gerai, paragaujam, suvalgyk. Į sveikatą. Nėra nieko geriau už purvo krabą. Kiek tu tam duodi balų? 9 iš 10. 9 iš 10, manau, ši diena buvo viena iš beprotiškiausių, kokias esame turėję vaikinai. Ką turi pasakyti žmonėms, Zazys? Spauskite patinka ir prenumeruokite. Spauskite patinka, prenumeruokite ir pasimatysime kitame beprotiškame nuotykyje. Kiek tau metų? 12. Turiu omenyje, man sueis 12 po 14 dienų. Kiek 11-mečių visame pasaulyje gali sėdėti paplūdimyje prie laužo ir valgyti purvo krabą, kuris buvo sugautas šiandien? Tas padaras šiandien tiesiog bėgiojo tarp mangų. Į sveikatą!